Maureen Galindo yra Teksaso demokratė, kuri ragino kastruoti ir įkalinti, cituoju, milijardierius sionistus ir kuri visos savo kampanijos metu skleidė antisemitinės sąmokslo teorijas. Antradienį ji pralaimėjo pirminiuose rinkimuose, tačiau surinko beveik 41% balsų. Galindo pralaimėjo Johnny Garcijai, tačiau vis tiek surinko daugiau nei 5700 balsų demokratų pirminių rinkimų antrajame ture Teksaso 35-oje kongresinėje apygardoje. Galindo sulaukė plataus pasmerkimo iš kelių savo partijos įstatymų leidėjų. O dabar prie mūsų prisijungė Markas Šulmanas, Tel Avivo dienoraščio autorius ir Newsweek apžvalgininkas. Labai ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Dabar Galindo žydus vadino šėtono garbintojais. Jis sakė, kad žydai kontroliuoja žiniasklaidą ir teigia, kad izraeliečiai bando vykdyti genocidą Amerikoje. Ir vis dėlto ji tvirtina, kad nėra antisemitė, o tik antisionistė. Ką tai sako apie tokios neapykantos retorikos normalizavimą, jei ji gali tiesiog taip elgtis? Tu gali tiesiog tai padaryti, teisingai. Tai tapo normalu, tai visiškai tapo normalu. Ir mintis, kad gali sakyti Izraelis, bet tada kalbėti apie žydus, palaikančius Izraelį, ir staiga žydai, palaikantis Izraelį, dabar turėtų būti siunčiami į koncentracijos stovyklas ir visa kita, kas su tuo susiję. Ir ar tai bet kokiu būdu yra normalu, kad 41% žmonių jos apygardoje balsavo už ją, kad jie gavo bent vieną balsą, išskyrus savo vyrą ar ką ten. Tiesiog sunku patikėti, tiesa? Nebūčiau tuo patikėjęs, jei būtų man tai pasakęs prieš 5 metus, prieš 10 metų, ar bet kuriuo metu nuo holokausto pabaigos Amerikoje, kitai tariant, nuo tada, kai amerikiečiai sužinojo, kad Europoje buvo holokaustas. Jei būtų man pasakęs, kad 41% žmonių kokioje nors kongreso apygardoje balsuotų už kandidatą, kuris ragino suimti žydus ir uždaryti juos į koncentracijos stovyklas bei daryti kitus siaubingus dalykus, būčiau tau pasakęs, kad esi beprotis. Bet štai kur mes esame dabar. Mes atsidūrėme neįmanomoje padėtyje šiuo metu. Ir faktas, kad taip yra, atvirai pasakius, mane gąsdina. Žinote, taip, ji buvo pasmerkta, bet gerai, tačiau 41% žmonių balsavo už ją. Teisingai. Vis dėlto noriu jūsų paklausti. Turime viena vertus matome šią normalizaciją. Ji gavo tuos 41% balsų, tai šokiruoja. Tačiau kita vertus, keli žinomi demokratų partijos atstovai viešai pasmerkė ją. Ar tai žmogus, apie kurį dar girdėsime daugiau? Galime tikėtis, kad apie ją dar bus kalbama. Jie ją pasmerkė, tai tiesiog neįtikėtina. Tai, ką pasakė šis žmogus, priverčia viską, ką yra sakę vadinamieji liberalai ar progresyvai kongrese apie Izraelį ir žydus, atrodyti draugiškai. Tai buvo už bet kokių ribų, nieko panašaus negalėtum net įsivaizduoti. Taigi ji buvo pasmerkta. Ar girdėjo kokių nors raginimų pašalinti ją iš demokratų partijos? Ar buvo imtasi kokių nors realių veiksmų? Manau, tai kažką pasako, švelniai tariant. Ir žinoma, abiejose šios politinės spektro pusėse vyksta normalizacija. Tai yra baisiausia. Tai vyksta ne tik demokratų partijoje. Gerai, ji kandidatavo kaip demokratė, bet lengvai galėtum įsivaizduoti, kad kažkas iš kraštutinės dešinės sakytų beveik tą patį. Kuo ji ir Frantė skiriasi? Ar tarp jų yra koks nors skirtumas? O tarp jos ir Tausono? Na, Markai, noriu tavęs paklausti apie tai, ką pasakėjai. Yra pranešimų, kad ji gavo lėšų iš su respublikonai susijusio Super PAC. Ar žinome apie tai daugiau? Buvo tik tokių pranešimų. Nežinau, ar tai tiesa. Akivaizdu, kad tai būtų puikus būdas sukelti problemų demokratų partijoje, jei ji gautų paramą. Todėl nemanau, kad tai būtų neįmanoma. Purvini triukai. Žinai, tai sena taktika. Purvini triukai rinkimų kampanijose, kai oponentai remia žmogų, kuris galėtų suskaldyti partiją. Taigi tai tikrai įmanoma. Bet žiūrėk, manau, kad pasiekėme tašką, kurio nebegalima ignoruoti. Aš nesu vienas iš tų žmonių, kurie, žinai, sako, kad dabar tarsi 30-ieji, o jie būtent tokie. Aš niekada taip nesakiau. Bet faktas, kad kažkas iš tikrųjų galėjo tai pasakyti, kandidatuodamas į kongresą, turiu omenyje, juk tai nebuvo žmogus, kuris kandidatuoja į mokyklos tarybą. Jis kandidatavo į kongresą. Ji iš tikrųjų surinko daugiausia balsų pirmajame ture, bet neturėjo absoliučios daugumos. Todėl vyko antras turas. Antrame ture ji pralaimėjo. Bet kad ji nuėjo taip toli, kad ją vertina rimtai. Manau, turime pripažinti, kad tai labai rimtas momentas Amerikos žydų bendruomeniai. Ir atvirai pasakius, nesu tikras, ką dėl to galime padaryti.
Mes abu čia esame. Tai šiek tiek palengvina situaciją, bet švelniai tariant, tai labai stebina. Gerai, Markai Šulmanai, labai ačiū.